Sveiki! Šiandieną noriu pasidalinti, kaip organizuoti ir tvarkytis spintą miegamajame ar bet kur, kur laikote savo rūbus. Taigi kviečiu užeiti. Mano spinta yra pagaminta pagal mano suprojektavimą, bet tai nesvarbu, galite turėti bet kokią spintą ir galite ją susiorganizuoti taip, kaip jums patinka. Man patiko idėja skelti spintą į dvi dalis, tada telpa visi viskutės, megztiniai, telpa daug daugiau. Taip pat sugalvojau, kaip laikyti skareles ir šalikėlius, tai ant pakabos sukabinau nuo dušo užuolaidos kabliukus ir taip sukabinau savo šalikėlius ir visi vienoj vietoje. Ir kai man reikia, aš nusikabinu vieną ir pakabinu atgal. Taip pat dabar pradėjau viską, savo rūbus atrūšiavau, tai ką ir jums siūlyčiau pirmiausia daryti. Pirmiausia, prieš tvarkant spintą arba spintelę arba ką betvarkytumėte, pirmiausia reikia viską išimti iš spintos. Čia kai labai tvarkome jau generalinę tvarką darbą. Išimti viską iš spintos, išsivalyti dulkes, tada visus rūbus mes peržiūrime. Paliekame tik tai, ką nešiosime tikrai. Visą išimame, visą, kas nebetinka, nepatinka. Tuos rūbus parduodame, atiduodame, išmetame ar kažkaip kitaip. Ir paliekame tik tai, ką nešiosime. Ir aš kabinu tą, ką apsirengiau, kabinu pakabą kitą pusę, tam, kad žinočiau, ko dar nedėvėjau. Ar po metų pasižiūrėsiu, jeigu liko kas nors nedėvėto, tą rūbą išimsiu ir atiduosiu, ar išmesiu, ar kažką tai padarysiu. Taip pat spintoje laikau, kadangi turiu labai daug vietos spintoje, neturiu ką laikyti, ir skalbinių dėžę. Viduriniai daly čia laikau vyro rūbus ir tokį organizmą, kadangi vonioj neturiu vietos laikyti jokių plaukų priemonių, tai tiesiog laikau visus fenai, sukimo, tiesinimo ir taip pat diržai, toksai organizavimo, toksai stalčius iš Ikėjos. Kol kas mano karolius sukabinau irgi panašių principų kaip skareles, tik tai vis tik toksai būdas nėra visiškai gerai, nes jeigu būna sunkesnis kur nors ant vieną pusę, jie subėga, bet ateityje nes turiu iš Ikėjos taip pat, kur būna podeliam kabinti, tokį pritaisysiu ir tada jisai nebėgios, taip ir galima bus laikyti karolius. Taip pat stalčių organizavimą komodos naudoju iš Ikėjos, tokius labai man patinka. Tokie būna 6 pokai įvairiausių dydžių, 6 svarai, bet labai gerai yra kojiniam, apatiniam, labai gražiai ir organizuotai. Taip pat į juos galima, paskui parodysiu, galima į juos dėti ir maikutes ir įdėti į spintą, tarkim, jeigu neturite komodos. Stalčiam aš naudoju tokius irgi skirtukus iš Ikėjos. Jie tokie, juos galima susikarpyti pagal stalčiaus dydį ir jie tiesiog susimauna kaip norite. Dabar maikutes siūlau dėti tiek spintoj, tiek stalčiuje, jeigu naudojate ne taip, kai sulankstote. Prasme, tai būtų, tarkim, lentynoj ne taip, stalčiui ne taip, nes tuomet nesimato, kas yra apačioj, o tiesiog jas paversti ir įdėti nugarėlėmis į viršų. Aš maikutes lankstau iš YouTube'o išmoktų būdu. Ir tada įkišame, kai norima labai lengva įkišti ir ištraukti norimą maikutę. Trečioje daly laikau ilgus suknelės, sijonai ir šiek tiek batų, kas dar liko per peržiūros. Pat kelnes ir patalinę laikau, nes neturiu daugiau kur laikyti patalinės. Tai
siūlyčiau irgi visą patalynės komplektą, tai užvalkalą kaldros, paklodę ir pagalvių užvalkalus laikyti vieną pagalvės užvalkalą, tada labai lengva yra, kai reikia pervilkti patalynę, ar tarkim patys vaikai gali pasiema vieną šitą ir tiesiog daug gražiau spintoje atrodo. Rankšluosčių pasiūlymas yra turėti visiems po 2 kiekvienam žmogui ir svečiam dar kelis, o visus kitus tiesiog juos panaikinti, atiduoti, išmesti, sunaudoti kažkam tai kitam. Ačiū, kad žiūrėjote, manau, mano patarimai šiek tiek padės ir iki!